Sveiki, tai šiandien jums papasakosiu ir parodysiu apie PLT siuvimo failus. Tai PLT siuvimo failai, pradėkime nuo to, yra skirti verslams ir tai yra profesionalūs failai, kuriuos priima darbui siuvyklos. Dar vienas svarbus dalykas, kad šitų failų jūs patys neatsispausdinsite. Tai tuos failus dažniausiai ir gali atspausdinti siuvyklose, nes jie turi tą specifinį tokį ploterį. Ir yra kelios vietos, aš pateiksiu jas apačioje, kuris gali tiesiog kreiptis dėl spausdinimo, nebūtinai užsakinėti ten siuvimo, bet tiesiog atsispausdinti tuos failiukus. Tai kaip dabar yra su tais PLT failais? Tai jūs kaip nusiperkate failą, jūs gaunate zipą. Šitą zipą jūs išsizipinat. Ir čia jūs turite paveiksliukus ir būtent tuos failiukus. Nes pačio PLT failo jums neatidarys. Vat, pavyzdžiui, jūs norit pasižiūrėti ir čia nieks nevyksta. Tiesiog reikia specifinės programos, kad tą failą galėtų atidaryti. Tai tiesiog jums neatidarys niekaip, tik spaustuvė tą ir galės atidaryti. Tai dėl to yra paveiksliukai. Ir čia jūs paspaudę galit pasižiūrėti, kaip tai atrodo. Tai kaip yra PLT, lygiai taip pat čia atrodo. Tai vat, pavyzdžiui, dabar 34 dydį atsidarau ir aš vat matau, kokios detalės, kaip sudėtos, nežinau, kaip sudėtas sukirpimas ir taip toliau, kaip tai atrodo. Dar čia kokia yra informacija, tai jums, pavyzdžiui, vat viršuje, čia vat mato tokį juostą, to jums pasakysiu, kurioje vietoje. Va, čia yra tokia JL, nesimato gerai, bet iš to, kad CM arba čia vat 0M, matot, kokį ilgio yra šita išklotinė, tai jinai yra 78,6 tokio ilgio, o plotis yra 1,50 m. Ir čia sukūrimo data. Tai vat, ir reiškia, kad čia bus 79, sakykime, centimetrai ilgio išklotinė. Tai jeigu jūsų audinio plotis yra 1,50 m, tai lygiai tiek pat jums reikės ir audinio pasisiūti šitam gaminiui. Nors aš svetainėje esu viską surašiusi, tai iš tiesų kiek audinio ten parašiusi, kad reikės, tai tokio ilgio jūsų ir išklotinė bus. Aš dabar pradėjau daryti, jeigu pirksite PLT, tai jūsų kiekvienas dydis, kaip matėt, bus atskirai. Galite atsispausdinti arba 38, arba 40, arba visus iš karto. Tai nėra viena ilga išklotinė, tai kurio jums reikės, tą ir atsispausdinsit. Tai, nes jeigu būtų viena išklotinė, tai čia būtų labai daug sudėta ir būtų 1,50 m, kokių 8 metrų, pavyzdžiui. Tai čia vat yra taip po truputėlį tokios išskaldytos išklotinės. Dar vienas esminis skirtumas nuo PDF-ų, tai jūs matote pilnas detalės, jos nėra lenktos, nes, pavyzdžiui, PDF-as šiuo atveju būtų turėjęs va čia lenkimo liniją, nes kur ir pavaizduota lenkimo linija ir būtų parašyta fold line, o jūs turite pilną detalę. Lygiai taip pat jūs neturėtumėt veidrodinės detalės, visų veidrodinių detalių neturėtumėt. Tai, pavyzdžiui, jeigu yra rankovė, tai jūs turite ir antrą rankovę, PDF-uose antros rankovės nėra. Lygiai taip pat šiandien yra lenkimas, tai vėlgi tos pusės nebūtų, būtų tik pusė detalės. Žodžiu, visur, kur įmanoma PDF-e yra padaryta tik pusė detalės, nepilna. O su PLT jūs visada gausite pilnas detalės ir visas detalės ir veidrodinės pusės. Arba, pavyzdžiui, jeigu bus kišenės maišelės, tai lygiai taip pat bus ir kitos pusės kišenės maišelio detalė. Informacija, kuri yra parašyta, tai iš principo panašiai kaip ir ant PDF-o. Šita punktyrinė linija yra jūsų metmenų kryptis. Aišku, va čia taip nelabai matosi, bet iš esmės tekstas lygiuoja į tą metmenų kryptį. Tai čia jūs visą laiką matote, koks yra lekalo pavadinimas, kodas. Labai svarbu visada, nes visi lekalai yra kodais, nes po to, kai bus daug tų drabužių, jūs nebesurasit ir nebesuseksit. Tai leka 109.
Ir jeigu jums reikės kada informacijos, ar pritrūkstat kažko, ar pamiršit, arba būsit parduotuvėje ir jums reikės ten audinį pirkti ir jūs nebežinot, kur ten kaip, nueinat į website pas mane ir paieškos laukelėje, ten jisai labai ryškiai matosi, įvedat LEKA 109 ir jums išmeta jūsų šitą gaminį. Visą prašymą apie jį, ten ko reikės, kokiu ilgiu reikės ir panašiai, nes pas mane ten viskas bus surašyta. Bus, pavyzdžiui, jeigu yra užtrauktukas, tai kokio ilgio užtrauktukas ir koks užtrauktukas, jeigu reikia gumų, bus parašyta kokia guma ir kokie ilgiai gumų ir taip toliau. Ne čia, o ten. Taip pat tada, kadangi eina kodas, tada yra pavadinimas Sport Top. Aš taip sugalvojau, užvardinau. Tai taip, front, tai čia reiškia priekio detalė. Visos detalės, visa informacija bus anglų kalba. Bet svetainėje nuėjus vėlgi vedė LEKA 109, pavyzdžiui, šito gaminio, jūs rasite mano išverstą lietuvišką informaciją tenais iš karto kokios detalės ir kiek vienetų. Ir čia tada parašyta kiek vienetų, tai 1 ir koks tai yra dydis 34. Čia žymimi taip įkirpiai. Ir jeigu dar kažkokia informacija būtų, tai vėl čia būtų kažkur parašyta. Kas dar tada? Dar kas liečia popierių, jisai nėra jau toks vienkartinis, kaip galbūt gali kažkam pasirodyti, tikrai galėsit naudoti daug kartų, bet dar ką noriu pasidalinti, kad egzistuoja toksai klijuojamas popierius. Jisai yra brangesnis, kainuos tikrai brangiau, bet jūs uždėję... Žodžiu, jūsų ta detalė, jinai va šitoj pusėje, iš blogosios pusės, jinai turės tokį labai lengvai padengtą klijų sluoksnį. Ir jūs tada dedat detalę ant audinio ir su tokiu vos karštu lygintuvu gaunasi priklijuojat prie audinio šitą detalę, jinai čiut prilimpa ir jums tada jinai niekur nebejuda. Jums taip gerai ir idealiai sukimba su audiniu, kad jūs tiksliai galit išsikirpti, jums nereikia nei adatėlių, nei perbrėžti, nieko. Čia mano pats nuostabiausias dalykas tas popierius, bet aš kadangi darau vis kažką naujo, tai aš neinvestuoju į tą popierių, tai jeigu jums, pavyzdžiui, kažkurie lekalai bus idealūs ir idealiai tiks, tai aš rekomenduočiau painvestuoti, atsispausdinti sekančią seriją ant klijinio popieriaus ir tada jūsų darbo našumas labai pagerės ir pagreitės ir tikrai bus labai smagu, žinokit, su juo dirbti. O aš kadangi vis naujai ir čia dažniausiai būna toks vienkartinis ir aš testinius dažnai darau, tai nežinau, ar jie geri bus man, tai tiesiog neapsimoka man spausdinti taip brangiai, tai aš ant to pačio paprasčiausia, kaip matėt, tarp škyplėšiau. Reikia atsargiai gražiai, tai tikrai išsilaikys tas popierius ilgam. Bet sakau, jeigu ką, tai galite atspausdinti dar kartą ir dar kartą, galbūt susinaudos greičiau, jums koks 36 reikės papildymo, tai tik 36 atspausdinsit, priklausomai nuo to irgi kokie užsakymai, kokių dydžių bus. Galit pradėti su 3 dydžiais, atsiras kažkada kažkas norės didesnė dydžio, atspausdinsit didesnį arba mažesnį. Na ir taip toliau galėsit žaisti, galit modeliuoti, persimodeliuoti, prisidaryti čia kažką ant jų ir vėl atsispausdinti sekančiam ir kitus modeliavimus daryti ant šitų lekalų. Tai va, tai atminkit, kad jūs gausite tik tai va šituos failus, tokį zipą, kur bus paveiksliukai ir PLT tie failiukai. Ir tai yra profesionalus ir įsigiję šiuos brėžinius jūs galite prekiauti siūtais drabužiais pagal juos. Gaunate teisę. Tai va, tai man atrodo ir viskas. Jeigu yra dar kažkokių klausimų arba kils, ar kažkas, rašykite komentarus, tikrai atsakysiu ir pakomentuosiu plačiau ir daugiau, ar kažkokių pavyzdžių duosiu. Bet viskas čia paprasta. Ir jo, jūs neturite to viso vargo su spausdinimu, klijavimu, derinimu, iškirpimo kito dydžio ir panašiai. Tai jeigu tik tai turit verslą ir siuvat drabužius, tai tik šitą variantą ir siūlyčiau jums rinktis, nes daug patogiau ir sklandžiau ir ateičiai, jeigu ką, siuvyklos tą priims. Tai va. Sekantį kartą dar papasakosiu apie kitą failą, tai yra DXF failą. Tas failas yra
skirtas darbui. Su jais dirbti gali dizaineriai arba konstruktoriai. Žodžiu, tai yra darbinis failas. Tai DXF failas yra absoliučiai pats pagrindinis dalykas, su kuriuo jūs galite konstruoti įsikėlę į Claude 3D, ar į Elektrą, ar į Gerberį, ar į dar kažkokią kitą programą, arba duoti savo konstruktoriui kažkokiam, kuris perdarytų viską, arba kažkokiai gamyklai, kuri yra užsienyje ir jai reikia brėžinių, kad galėtų sudėti išklotinės ar padaryti dar kažkokius kitus darbus. Tai vėl tos failus galite nusipirkę jiems duoti, bet šiaip jeigu, pavyzdžiui, jūs esate dizaineris ir kažkiek tik prijaučiat konstravimui ir jeigu dar ypač mokė jūsų Claude 3D, tai čia yra labai geras dalykas, nes jums nereikės nuo A iki Z visko ten konstruoti, testuoti ir taip toliau. Jūs iš karto įsikeliat šitą failą, jį ten priema tas Claude 3D, šiaip visos programos atidaro. Tai jau per daug net pripasakojau. Žodžiu, daugiau sekantį kartą. Iki.